YouTube'ės video ir šiandien bus Q&A. Ir jūs pažiūrėkit, čia realiai mano mama vakar šitus papuošė su tokiais bumbuliukais. Šiaip labai gerai atrodo, taip nice. Šiaip, jo. I know, kad kalėdos ten baigės ir kažkas tokio, bet vis tiek, žiemą galima. So, gerai, pradėkim pirmą nuo tokio strong, gal visai klausimą. Ir aš nežinau jos vardą, bet jau užsivadinus, arba jis, Evi, _LT, čia jeigu ką bus tie klausimai. Kada planuoju daryti kitą fanmeet ir kur, tai kas nežinot, aš pati pirmą fanmeetą dariau Vilniui, bet ir tai labai netikėtai, bet padariau. So, kitas, manau, fanmeetas būtų, aš nežinau, gal jūs rašykit miestą, į komentarus rašykit miestą po šitų video ir kuris komentaras surinks daugiausiai laikų, į tą varysiu daryti fanmeetą vasarą. Čia greičiausiai vasarą, nes daugiausiai laiko ir ilgas atostogas ir taip toliau. Šiaip visai buvo fainai. Tiesiog nesu pripratus jų daryti, bet manau, kai jau įsivažiuosiu, tai bus viskas good. Fav spalva klausia Eva. So, mano mėgstamiausia spalva yra tamsiai mėlyna ir šviesiai mėlyna ir neoninė. Viskas, kas susijęs su mėlyna, čia mano yra mėgstamiausia spalva. Ir aš, jeigu galėčiau, aš realiai nusidažyčiau visą kambarį miksinto mėlynom spalvom, tokiais kvadračiukais, kad ten vienas kampas būtų šviesiai mėlynas, kitas tamsiai mėlynas. Mano net šita, kad tai yra mėlyna. Ok, varome prie kito klausimo. Koks mėgstamiausias maistas? Jeigu iš tų, kur ten fast food, tai myliu pizzas, myliu burgerius, šiaip aš nevalgau mėsos, jau gal tik metai praėjo. Tai jeigu aš valgau jau burgerį ir ten McDonald'e, dažniausiai McDonald'e, tai užsisakau ten su fish tą burgerį ir ten bulvyčių, padažų, tai love it. Bet jeigu iš naminių patiekalų, tai man labai patinka mano mamos naminiai varškėčiai kepti. Jie kažkaip man jau nuo vaikystės labai patikdavo, tai iki šiol dar išliko. Ir žinau, kad čia nėra sveika, kad kiekvieną dieną valgyt, bet namuose, kai pasigamini makaronų su sūriu ir dar kokį padažą, tai būna belekai good. Kitas klausimas ir jį uždavė Marija. Ir šiaip čia apie karjerą, tai kiek žinau, nori būti aktorė ar po mokyklos bandysiu stoti į aktorinę. Tai aš tikrai bandysiu varyti į Vilnių, ne Šiauliuose. Šiauliuose liktai tokio ten kažko, kad daugiau kažko galėtum pasiekti nėra. Bet su aktoriniu susiję, tai nėra ten kažkoks dramos, ten teatras, bet aš vis tiek norėčiau Vilnių ir stoti į aktorinę, bet aišku, reikia išlaikyti egzaminus, tai pažiūrėsim, kaip čia gausis. Jeigu neišlaikau egzaminų, aš labai tikiuosi, kad aš išlaikysiu tuos būtiniausius ir kur reiktų aktoriniam, tai aš tikiuosi, bus viskas gerai, bet jeigu ne, vis tiek reikia, žinot, B planą kažkokį turėti, tai tiesiog aš kažką, nežinau, užsirašysiu į kokius kursus ar studijas ir bandysiu tiesiog vis tiek siekti savo tikslo, savo svajonės. Kitas klausimas uždavė Adriana. Kokius produktus naudoju full glam makiažai? Šiaip kiek pastebėjot, aš dažniausiai nesidažau arba labai minimaliai dažausi. Ten tarkim tik blakstienas, lūpas ir ir dar kokį blushą. Bet aš dabar galiu šiaip, kai jau darau tą full make-up, šiaip aš dabar neturiu bronzerio, bet man reiktų jį nusipirkti. Bet dabar parodysiu, kaip aš daraus, jeigu kartais noriu į mokyklą eiti su full glam makiažu. Čia pagal mane, jūs galite, aišku, visiškai kitaip darytis. So, aš dabar tiesiog parodysiu produktus, kuriuos aš naudoju. Visų pirma, ką aš deduosi, tai BB kremą. Aš jį nusipirkau ne per seniausiai ir čia patarė Eurokoso darbuotoja, kad man pagal odą toks tiktų. Ir tai parodysiu, čia toks kaip į pilkumą,
einanti spalva ir man labai tinka, nes susilygina, susitapatina, net nežinau kaip pasakyti, su mano veido oda. Tai dedu šitą. Jis tikrai labai geras, aš už jį mokėjau 11 eurų ar 10. Tai šitą. Tada aš buvau iš kalendoriaus gavus labai gerą pudrą ir aš žinau, kad ji turi labai gerus įvertinimus. Daug kas ją irgi, žinau, naudoja. Tai va tokia. Aš jau daug esu panaudojus, tai čia nelabai matos, bet jos liko tiek. Žodžiu, viršų visas naudojau. Bet tikrai labai gera pudra, aš ją dažniausiai deduosi po akimis, kad savo tuos pajuodusius ar ten violetinius pakius užfiksuot, kad nesimatytų, nes dažniausiai neišsimiegu. Ir šiaip man trūksta, by the way, geležies, tai aš ją geriu. Tai dar viena yra problema, dėl ko aš šitą deduos. Tada dušas irgi gavau iš kalendorių, bet man jis tinka ir patinka, tai aš kol kas neplanuoju naują pirkti, nes yra dalykų, kur man labai nepatiko ir aš jau visiškai nebenaudoju. Tai jo, aš kartais tiesiog random nusipirku išbandyti, bet aš jau net nenaudoju. Tada deduosi, čia realiai net ne pagal eiliškumą, iš She Glam šitokį blushą. Va šitą blushą visada ir deduosi. Labai geros kokybės, labai good tokia rožinė spalva. Labai man patinka. Ir iš lūpdažio aš dažniausiai arba šitą naudoju, nes man labai patinka va tokios va tamsesnės spalvos to lūpdažio. Tiesiog man šiaip ir labiau gal netinka, paryškina labiau mane. Arba va šitą irgi tamsų lūpdažį. Čia iš vis dar labiau tamsesnis. Prieš tai, aišku, deduosi šitą lip linerį iš Revolution. Irgi toks tamsesnis. So yeah, šiaip čia viskas. Nes aš nei per daug to make-up'o, kiek žinau, mano nuomonė deduos, bet aišku, dar norėčiau nusipirkti bronzerį. Ir jo. Ir šitam video paskutinis klausimas, bet labai noriu jūsų padėkoti, kas klausėt klausimus ir kas mane palaikot, nes tikrai labai daug man tai reiškia. Net neįmanoma realiai žodžiais pasakyti, tiesiog visiems bučkiai. Gerai, kitas klausimas, aš nežinau, jis irgi vardo, čia userneimas Sofija? Gal Sofija? Ką tik paspėjau, Sofija 3. Žodžiu, jeigu negerai, tai ačiū vis tiek, kad klausim. Kaip sugalvojai pradėti kelti į socialinius tinklus? Aš šiaip kaip ir buvau jaunesnė, kaip ir dauguma mūsų, mums labai patinka ten jau nuo vaikystės, nuo mažens ten kažką kelti, maivytis, tos tiktokus, nebūtinai kelti, bet draftinti. Bet aš kai tik sužinau apie TikToką, aš iškart susikūriau paskyrą ir aš iškart kėliau. Aš ten, suprantu, kai kiti ten turi paskyras, kur tiesiog scrollinimui ten žiūri tuos video viską, bet aš turėjau jau kelimai. Aišku, ten nebūdavo daug laikų, ten gal tik tai 50 peržiūrų per visą dieną ir ten kokie 2 laikai. Šiaip iš vis geras variantas, jeigu gaudavau aš tą dar 1-2 laikus. Nes aš tikrai ten nei tų hashtagų visiškai nedėdavau. Aš net nežinodavau, kas tai yra pačiai pradžiai. Nes liktai aš pirmą video įkėliau, kai man buvo 11 metų. Čia jau biškai tikrai daugoka. Ir kažkaip tiesiog pradėjau kelt. Ir aš niekada nenustojau. Aš iš viso sakau TikTok'e esu turėjus kokius 8 akauntus 9 ir aš visus keldavau, bet visą mane užbanindavo. Nes, žinot, mane buvo iš vis net 13 dar metų. Vėliau jau buvo, bet aš labai atrodau jaunai visada. Tai tiesiog mane visada užbanindavo, o aš jauna. Ir aš net nesuprantu ten tų dar gerai TikTok'o funkcijų. Ir aš niekada nemokėdavau savęs atsibanint. Ir kažkada buvau realiai apsiverkus, nes mano visi draftai, mano visi prisiminimai, ten jau buvo, žinokit, gal virš 300. Jie tiesiog. Ir paskui kažkokiu būdu ir išpopuliarėjau. Aš asmeniškai savęs visiškai nelaikau populiarią, aš laikau save paprastum žmogum, kaip ir visada laikiau,
Nes man net labai keista, man aišku faina ir smagu, kad jūs ten prieinat nusifotografuoti arba kažką gražaus labai pasakot. Čia man yra insane, nes aš niekada negalvojau, kad taip kažkada gyvenime gali man nutikti. Ir jo. Ir šiaip aš labai paprastai ten su žmonėm, aš realiai, jie prieina, paprašo nusifotografuoti ir aš labai prie nepažįstamų pačioj pradžioje tokia dravesnė ir aš tokia, labas, galim. Bet šiaip, jeigu jūs kažką nori pakalbėti, pasakyti daugiau, tai nebijokit. Žinokit, aš taip pat jaučiuosi, tai kai jūs irgi pradėsit kažką kalbėti, aš irgi išsidrąsinsiu, tai jo. So yeah, šiandien tiek buvo Q&A. Kitas video nežinau, koks bus. Reiks pagalvoti, gal rašykit irgi komentarus, kokią norėtumėt, bet nepamirškit komentuoti, į kokį miestą man vasarą šią atvaryti daryti fanmeetą ir kuris komentaras lauks daugiausiai laikų. Aš aišku tam komentarui būtinai atrašysiu ir atvarysiu į tą miestą. So yeah, bye bye, love you guys.